Kai jaučiate, kad jūsų nekenčia, kokia būna jūsų vidinė reakcija? Reikia pažiūrėti, kodėl sukėliau tokią reakciją. Vadinasi, jūs apie tai susimastote. Kodėl sukėlėte tokią reakciją? Na taip, Tarkime, jūs surandate priežastį. Kas tuomet? turiu ištaisyti save. Ką reiškia toks ištaisymas? Ištaisimas reiškia ištaisyti save taip, kad kitą kartą žmogus nebeturėtų priežasties dėl to tavęs nekęsti. Vadinasi, neapykanta iš tiesų yra egoizmo reakcija? Na taip, Visiškai ir absoliučiai? vienareikšmiškai. Vadinasi, šiandien jūsų santykis su savo egoizmu jau yra kitoks. Na taip. Jūs nuolat sakote, kad kūrėjas yra pavydus. O jūs pats ar esate pavydus? Ką jaučiate, kai jūsų mokiniai palieka jūs ir išeina pas kitą mokytoją? Tu tai, man atrodo, žinai. Žinau, bet prašau jūsų. Esu visiškai abejingas. Būtent tai ir sunku suprasti. Juk jūs tiek daug davėte savo mokiniui. Jis augo jūsų akise. Aš padariau viską, ką galėjau, kad teisingai nukreipčiau ir priartinčiau jį prie tiesos. Tačiau jeigu galiausiai jis vis dėlto jaučia ir galvoja, kad jo vieta nėra tarp mano mokinių, turiu gerbti jo pasirinkimą. Tai yra jo teisė, jo sprendimas ir jo laisvos valios išraiška. Kaip galėčiau mokinį paversti vergu? Tai būtų daug blogiau už bet kokį nusikaltimą. Juk taip iš jo timtum valios laisvę. Ir viskas. Tai praktiškai nubloški žmogų nuo žmogaus pjedestalo.